prekybos simuliatorius, mūsų šiandien dienos tema. Rizika, prašau, jeigu žiūrėsit šitą vaizdo įrašą, sustabdykit video ties šitą vietą ir susipažinkit su rizikomis, nes prekyba yra rizikinga ir visą tai, ką aš kalbu šio webinaro metu, tai nėra rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas pirkti ar parduoti ir pateikta informacija yra paremta praeities duomenimis, kurie negarantuoja ateities rezultatų. Kaip ir minėjau, šiandien kalbėsime apie MetaTrader 4 Supreme Edition papildyrio vieną iš funkcijų ir tai vadinasi prekybos simuliatorius. Būtent šio webinaro metu apžvelgsime tai, kas yra prekybos simuliatorius, kaip jo naudotis, kaip nustatyti prekybos simuliatoriaus parametrus ir kaip analizuoti gautus rezultatus ir kaip vertinti savo prekybos strategiją. Čia yra trumpas vaizdas, kaip yra pateikiami orderiai rinkos vykdymui, būtent naudojantis istoriniais duomenimis, tiesiog spaudžiant buy arba sell mygtuką. Sekantis vaizdas tai yra iš MetaTraderio tiesiog paimtas screenshotas, ką mes matome, kada atsidarome patį ekspertą patarėją, tai, ką mes galime nustatyti atsidarę būtent Trading Simulator, tai yra pradinio depozito dydį. Tai yra labai svarbu, kaip ir minėjau prieš tai, kad pradinio depozito suma jinai atitiktų tą sumą, kurią planuojat prekiauti ir kad tie rezultatai būtų kaip galima tikslesni. Vėlgi yra taip pat papildomų optimizacijų, kurių galima nustatyti begalę tų reikšmių ir tikrai labai daug parametrų, ką mes galim patys keisti, bet pagal standartinius nustatymus jie dažniausiai lieka tie patys. Taigi, atidaryti sandorius galima būtent mini terminalo pagalba, spaudžiant mygtuką pirkti arba parduoti. Tai yra rinkos vykdymas, kaip ir minėjau. Antras variantas yra pateikti atidėtą įsakymą, sukuriant naują šabloną būtent atidėtam įsakymui. Tai yra buy limit, sell limit, buy stop ir sell stop pavedimai. Praktiškai tiek iš tos mano trumpos prezentacijos, pasižiūrėkim, kaip tai atrodo vizualiai, kaip tai atrodo pačioje prekybos platformai. Prieš aišku pradėdamas aš pasiruošiau šitam webinarui, aš jau parsisiunčiau duomenis, bet galim paimti bet kurį laiko periodą ir būtent tas prekybos simuliatorius, jisai yra kaip expert advisorius. Jūs dabar pilnai matot mano ekraną ir šitoj vietoj kas yra svarbu, kada mes įgalinam prekybos simuliatorių, tą vadinamą strategijos testuotoją, jisai veikia būtent strategy tester vietoje, tai yra strategijos testuotojas, tiesiog spustelėjus mygtuką strategijos testuotojas atsiranda expert advisorius, iš iškrentančio meniu mes pasirenkam Admiral Trading Simulator ir tuomet mes galim išsirinkti valiutų porą, kurią mes galim analizuoti. Mes galim pasirinkti bet kokį kitą instrumentą, tai gali būti Google akcijos, tai gali būti Apple akcijų kainų kitimas istoriniuose duomenyse ir taip toliau. Šituo atveju mūsų webinare pasirenku valiutų porą euras GBP. Modelis, kurio vykdomas testavimas, pas mane MetaTraderis yra anglų kalba ir aš renkuosi EveryTick, tai reiškia, kad istorijos testavimai bus naudojamas kiekvienas tekstas, kiekvienas tikas ir tai yra geriausia analizė būtent istorinių duomenų. Toliau, ką mes galim pasirinkti, tai yra periodą, tai yra laikotarpį, kuriuo mes norim testuoti savo prekybos strategiją. Tarkim, šiuo atveju yra M5, tai yra labai trumpas periodas, kaip jūs ir žinot, ir iš tikrųjų galim protestuoti praktiškai bet kokią skalpingo strategiją. Antras dalykas, kas yra labai gerai, tai kaip ir rodžiau prieš tai buvusią skaidrį, tai yra eksperto ypatybės arba expert properties anglų kalba, kuomet mes galim nusistatyti pradinio depozito dydį. Tai gali būti 500, tai gali būti 100, gali būti 1000. Pagal standartinius nustatymus pradinis depozitas yra 10 000, mes galim pasirinkti valiutą,
tarkim, tuos pačius eurus. Optimizuojam pagal balansą, bet yra daugiau galimybių pasirinkti įvairių kitų nustatymų, bet geriausia yra daryti istorinių duomenų analizę būtent optimizuojant pagal parametrą balansas. Ir kaip rodžiau, toliau optimizacijos parametrų yra labai daug variantų, kuriuos irgi galime keisti, kuriuos galim nusistatyti ir taip toliau. Tiesiog pasirinkus pradinį depozito dydį, spaudžiam gerai ir ką belieka padaryti, tai spustelti mygtuką Start. Prasideda duomenų siuntimas. Duomenų siuntimas yra atvaizduojamas šitą žalia apatinė linija, kuri po truputį kraunasi ir dešiniam apatiniam ekrano kampe mes matom, kad taip keičiasi kilobaitai, reiškia atsisiunčia labai daug duomenų. Tai būtent aš pasirinkęs buvo periodą nuo šių metų sausio 1 dienos, atsiprašau, kad šitą neparodžiau, būtent periodas pasirinktas yra nuo šių metų sausio 1 dienos iki šios dienos. Tai yra 5 mėnesiai, beveik pusės metų GBP, euro GBP 5 minučių grafikas. Ir ką mes turim? Mes turim sustabdytą prekybos simuliatorių. Jeigu mes jį paspausim tiesiog tą rodiklėlę, kaip jinai atrodo kaip play, prasidės po truputį istorinių duomenų rodymas. Labai svarbu, kad šitam naujam visual grafike mes galime keisti visiškai viską, ir mes galim pritaikyti spalvų schemą prie tokio, kokią mes esam pripratę. Mes galim naudoti tuos šablonus, kuriuos mes turim, tarkim, susikūrę, kuriuos mes naudojam, mes galim pasirinkti bet kurį template'ą ir visą tai puikiai veiks mūsų būtent šitam grafike. Šiuo atveju aš tik tai pakeisiu grafiką, pakeisiu tai, kaip atrodo pačios žvakės, tiesiog, kad jisai būtų gražiai ir vizualiai matomas, ir galbūt nuimsiu groteles ir šitoj vietoj paspausiu Start. Štai. Prasideda po truputį kurso kitimas, mes jį matom dešiniai pusėje. Jeigu mums trūksta, mes visada galim įsidėti, kad matytume ir pirkimo kainą. Praktiškai gapas čia yra susiformavęs turbūt dėl istorinių duomenų trūkumo, bet tai nėra svarbu. Šiuo atveju mums yra svarbiausia, kad kursas po truputį jisai juda. Ir kaip ir prekiaujant su mini terminalu, mes galim nusistatyti, tarkim, pozicijos dydį. Šiuo atveju, kaip testui, paimkim 0,02, tuomet nustatome stop loss parametrą 20 punktų, jį aišku galima keisti, take profit parametras yra 60 punktų, jeigu yra noro galimybių, galime pasidėti trailing stop, vadinamą slenkantį stopą. Šitos langus tikrai galim užsidaryti ir mes turim grafiką po truputį besikeičiantį kursą. Galim pasibraižyti artimiausius palaikymo, pasipriešinimo lygius, trendo linijas ir taip toliau. Jeigu mes naudojam kažkokius indikatorius, tvarkojamės tuos indikatorius irgi galim įsikelti į savo MetaTraderį ir mes galim naudoti tų indikatorių parodymus, būtent priimant sprendimą pirkti arba parduoti. Tai šiuo atveju galbūt norėčiau uždėti populiarų oscillatorių RSI, tiesiog, kad jisai būtų grafike, mes matytume. Ir šiuo atveju, kadangi RSI pradeda po truputį kilinėti, paimam sprendimą ir priimam, kad kursas turėtų kilti. Ir spaudžiam mygtuką buy. Kas atsitinka, kada mes paspaudžiam sell arba buy mygtuką, iš karto pačiam grafike atsiranda įsakymo atidarimas, kuris yra atvaizduojamas žalia linija, ir take profitas yra atvaizduojamas irgi grafike mėlyna linija, raudonai yra atvaizduojamas stop lossas. Tai yra 5 minučių grafikas, kursas keičiasi tai gan lėtai, gan paprastai ir juda jisai po truputį. Ką mes galim padaryti, tai tiesiog turint atidarytą poziciją arba nesant prekybos signalo, mes galim pagreitinti
būtent su Visual Mode pagalba, būtent šitos lankiosios juostos pagalba mes galim pasigreitinti visą procesą. Tai aš dažniausiai naudoju iš tikrųjų klaviatūros esančius mygtukus, kur yra į dešinę ir į kairę, ir tai yra labai, labai patogus įrankis, nes jeigu braižysis grafikas per greitai, kartais mes kartais galim nesuspėti tiesiog kažką padaryti. Tai tiesiog aš pasislenku truputį į dešinę, matau, kad kursas po truputį keičiasi, bet jisai keičiasi daug greičiau ir aš nesuspėjau pasižiūrėti, kaip greitai besikeičiantis kursas jau išmušė mano stop lossą. Ką mes darom toliau? Kursas vėl po truputį keičiasi, vėl mes galim pasistumti šiek tiek grafiką, pasižiūrėti, kaip jisai juda, kaip jisai keičiasi ir sulaukti būtent naujo įsakymo atidarimo galimybės. Nu, šioje vietoje pabandykim paspausti mygtuką buy. Tiesiog tai yra testas, aš nesiremiu niekuo, tiesiog paspaudžiau buy mygtuką ir paspaudus tai yra stop loss ir take profit parametrai, jie yra gan toli nuo esamo kurso, nes šitie nustatyti stop loss take profit yra 20 ir 60 punktų, tai 5 minučių grafike tikrai jie būna gan ilgai, reikia išlaukti, kad jie būtų pasiekti. Pabandykim atidaryti sell orderį ir pabandykim paleisti toliau strategijos testuotoją, kad duomenys toliau judėtų. Vėlgi buvo pasiektas stop lossas. Vėl galim žiūrėti, kaip toliau juda kursas, jeigu ten būtų atidarytas buvęs pirkimo įsakymas. Vėlgi buvo pasiektas dar vienas stop lossas. Aš matau orderio vykdomo visą istoriją, kada yra perbrėžiama viena tokia ištisinė linija. Pabandykim paspausti dar vieną mygtuką ir palikti toliau istorinius duomenis pasižiūrėti. Iš tikrųjų, tai mes matom, kaip keičiasi kursas, mes turim atidarytus orderius. Mes galim atidaryti dar vieną orderį ar uždaryti esamą tiesiog paprastai, labai rankiniu būdu. Arba kada jisai pasieks nustatytą lygį. Šiuo atveju aš spraktelėjau ant buy orderio ir atsidarė atidaryto įsakymo pagal istorinius duomenis rezultatai. Tai matau nustatytą stop lossą, take profitą ir aš matau, koks yra dabar prekybos rezultatas, remiantis istoriniais duomenimis, tai yra plus kažkiek. Tai galima jį užsidaryti tiesiog spustelius mygtuką close order ir įsakymas bus uždarytas. Galim palikti ir sulaukti, kol pats įsakymas bus uždarytas pasiekus stop loss arba take profit lygį. Štai, buvo pasiektas take profit lygis ir buvo užfiksuotas pelnas. Tai vėlgi visa prekyba būtent spaudžiant buy arba sell mygtukus. Kaip ir minėjau, antras variantas, tai ką mes galim padaryti, tai yra sukurti šabloną atidėtiem orderiam ir išstatyti būtent atidėtus orderius. Tai šitoj vietoje galim pabandyti išstatyti buy limit įsakymą, nurodydami ties kainą, kurią mes norim atidaryti, tarkim 0, šiek tiek arčiau mūsų esančios kainos 85605 arba galima punktais nurodyti. Toliau nustatom mes, kokios apimties tai pozicija turėtų būti, tai kadangi tai yra testuojama su 0,2, šitoje vietoje aš paliksiu 0,2, stop lossas, take profitas, mes šitos galim koreguoti priklausomai nuo balanso ir tikrai pasirinkimų yra daug įvairių. Taip, pasakė, kad yra truputį per arti kainos. Pabandykim pakeisti į buy, vietoj buy limit, padarykim buy stop ir kainą truputį aukščiau esančios kainos turėtų dabar viskas būti gerai. Place order, mes turim atidėtą orderį, tai reiškia, kad bus pasiektas šitas lygis, bus
atidarytas įsakymas su iš anksto nustatytais stop lossais, take profitais ir visais tais parametrais. Tas pats su sell orderiais ir su visais kitais atidėtais orderiais. Vėlgi, kada mes pateikiam keletą atidėtų orderių, mes galim pasigreitinti vykdymą ir šiuo atveju matau, kad buvo atidarytas įsakymas ir jisai suveikė pagal stop lossą. Tai priklauso nuo jūsų, iš tikrųjų, kokiu parametru jūs norit nusistatyti. Tai, ką dar noriu parodyti, tai buy stop, jeigu pasirenkam buy stop įsakymą, bet kurį atidėtą orderį, nustatom jo kainą 0, šiek tiek aukščiau 8, 5, 6, 5, mes galim išsaugoti kaip template, mes galim išsaugoti tai kaip ruošinį ir pavyzdžiui, tai yra mūsų ruošinio pavadinimas būtų buy orderis, buy stop orderis. Mes galim jį išsaugoti kaip ruošinį ir išstatyti orderį. Tuomet, kada turim mes sukūrę ruošinį, mes galim pateikti būtent pagal pasirinktą ruošinį, tiesiog spustelėjus Ctrl mygtuką ir spustelėjus ant to ženklelio, nežinau, oranžinės spalvos pas mane kompiuterį atvaizduojamas toks krumpliaratis, Ctrl plus tas mygtukas yra buy stop orderis, mes jį pateikėm ir jis iš karto atsidaro. Čia yra nustatyta kaina, bet mes tą kainą irgi galim šiek tiek koreguoti, pasirenkant, jeigu pipsais, tarkim, nuo esamos kainos ir taip toliau. Ir tokiu atveju mes tiesiog pasigreitinam šiek tiek grafiką ir vėlgi matau, kad suveikė mano pozicijos stop lossas. Pasibandom paspausti dar rankiniu būdu kažkokią poziciją, taip, tai vėlgi suveikia mūsų stop lossas. Taip vyksta pati prekyba, būtent naudojant istorinius duomenis be jokios rizikos ir būtent pasitestavus savo prekybos strategijas mes galim įvertinti jų rezultatus. Kaip tai padaryti? Tiesiog paspaudžiam stop ir sustabdžius mes matom, kad mano prekybos strategija šiuo atveju spaudžiant buy ir sell mygtukus yra nesėkminga iš tikrųjų. Tai yra nuostolinga prekybos strategija ir būtent nieko nepagrindžiant, o tiesiog bandant atspėti, kuria kryptimi keisis kursas, yra labai sunku kažką suprognozuoti ir spėjimas jisai dažniausia būna blogas, tai yra minusinis rezultatas. Taigi, spustelėjus mygtuką analizuoti, mus nukreipia į interneto naršyklės langą ir mes galim labai matyti savo prekybos strategijos trūkumus ir privalumus visais pjūviais. Vėlgi, tie pagrindiniai pjūviai galbūt būtų tai, kad balansas būtų sumažėjęs, užfiksuotas prekybos rezultatas yra minusinis, kaip ir minėjau, kokiu mes instrumentu prekiavom, jeigu naudojam tik tai, aš naudoju vieną porą, tai yra euras GBP, bet galima naudoti ir keletą kitų porų, pagal atliktų sandorių kiekį, pagal pelningų sandorių kiekį galima išanalizuoti, kokia yra mėnesio grąža, kokia yra savaitinė grąža, kokią mes turim pelno fraktorių ir kaip ir minėjau, sandorio trukmė yra labai įdomus toksai parametras, kuris mums parodo, kad prekiaujant 5 minučių grafike tam, kad pasiekti nustatytą 20 punktų stop loss arba 60 punktų take profitą, tai užima beveik 6 valandas. Tai mūsų dabar šito webinaro metu mes pratestavom 4 dienų istoriją. Tai labai yra ilgas laiko tarpas, 4 dienos ir mes turėjom sandorių atidarytų, kurių suveikia labai daug stop lossų, nes tie sandoriai buvo tiesiog atidaryti testuojant. Kaip ir minėjau, galima pasirinkti iš tikrųjų, kiek mes punktų uždirbam, pasižiūrėti grąžą. Tai yra labai nedidelė istorija mano prekybos, mūsų dabar pokalbio, būtent šio webinaro metu, tai tiesiog
tos istorijos nėra daug, bet kada yra atliekama ilgesnė analizė arba naudojama daugiau valiutos porų, kitų instrumentų, mes galim matyti labai plačiais ir išsameis pjūviais. Tai vėlgi perėjus į skirtuką analizę, mes matom grynąjį pelną, mes matom pelno faktorių, mes matom vidutinį nuostolį, vidutinį rezultatą, blogiausią rezultatą ir geriausią rezultatą. Vėlgi, tada galim pasižiūrėti ir visus įsakymus, kurie buvo įvykdyti. Tai ar tai buvo pirkimas, ar buvo pardavimas, kaip nuo to keitėsi po užfiksuoto rezultato mūsų balansas, ar tai buvo pelninga pozicija, ar nuostolinga, kokia atidarimo uždarimo kaina. Jeigu pozicija buvo palikta nuo 24, nuo 23.59 iki 0,005, už tai dar skaičiuojamas yra swopas ir mes matom sandorio trukmę, tai yra 14 valandų, 20 valandų ar šitoje vietoje gaunasi 0,6 valandos. Tai vėlgi čia labai išsami informacija, tai ką gali matyti iš savo prekybos strategijų, nes dažnai būna, kada mes paėmam kažkokią tai valiutų porą, mes galim ją atsistumti šiek tiek atgal istoriškai ir pasižiūrėti, kad jeigu mes būtume, tarkim, nusipirkę šitoj vietoje pačioj, būtų kursas pakilęs iki čia, mes būtume užsidarę čia ir mūsų prekybos būtų rezultatas būtų toksai. Bet iš esmės tai yra datemptas prekybos sistemos rezultatas, nes būtent priimtas sprendimas pirkti arba parduoti būtent turėtų būti čia ir būtent mes matydami tolimesnę istoriją mes galim sakyti, kad čia šitoj vietoj galėjom atidaryti buy orderį, nors jeigu dar truputį atsidengus grafiką mes nematytume to pirkimo signalo arba panašiai. Šiuo atveju noriu pasakyti, kad tiesiog žiūrint į grafiką tie rezultatai gali būti tiesiog vizualiai datempti ir tiesiog tai neparodys realaus rezultato, neparodys prekybos strategijos veiksmingumo, tiesiog peržiūrimas viso grafiko. Ir noriu akcentuoti, kad būtent analizuojant prekybos strategijos rezultatus gautus su prekybos simuliatoriumi, tai strategijos testuotojų, mes matom visus savo prekybos strategijos privalumus, trūkumus ir kurioje vietoje mes galim kažką papildyti, patobulinti, kurioje vietoje galime pakeisti kažką, kad ta prekybos sistema jinai būtų pelningesnė ir jinai veiktų tinkamai. Tai yra patys svarbiausi dalykai. Praeitą kartą, kai kalbėjau su vienu iš savo klientų, sako, labai tai yra nuostabus daiktas, sako, bet kur man jį rasti. Tai tiesiog noriu pagrįžti į mūsų Admiral Markets LT puslapį ir būtent tai yra vienas iš platformos, viena iš platformų, kuri vadinasi MetaTrader 4 Supreme Edition, tiesiog spustelėjus ant Supreme Edition papildinio, jeigu jūs neturit, tiesiog spauskit mygtuką atsisiųsti nemokamai. Supreme Edition yra papildinys, kuris yra nemokamas visiems mūsų klientam ir tikrai galit naudotis visomis jos funkcijomis. Viena iš tų funkcijų, apie kurią aš dabar ir kalbėjau, tai yra prekybos simuliatorius ir tiesiog važiuojant žemyn į būtent šito puslapį mes randame, kad tai yra prekybos simuliatorius. Tiesiog spustelėjus šiek tiek išsamiau mes galim matyti daugiau informacijos apie strategijos testuotojo nustatymus ir pasiskaityti, jeigu yra įdomu ir jeigu kažko tai trūksta. Tai iš mano pusės būtų tiek šiandien trumpai apie prekybos simuliatorių, kaip jisai veikia, kaip jį pasileisti ir kaip jį naudoti ir kaip analizuoti praeities duomenis. Galbūt jūs turit klausimų ir jeigu kažko norit paklausti, tai drąsiai rašykit savo klausimą, turiu dar porą minučių ir tikrai mielai atsakysiu. Visi klausimai, man sakė akcentuoti šitą dalyką, kad jie visi yra matomi tik tai manęs. Tai jeigu jūs klausėt manęs, o ne visų kolegų. Klausimas yra, ar galima būtų pasižiūrėti šito webinaro vaizdo įrašą. Taip, šitas webinaras yra įrašinėjimas ir aš pasistengsiu webinaro vaizdo įrašą įkelti rytoj į YouTube ir mielai pasidalinsiu su jumis jo įrašu. Antras klausimas, ar galima naudoti, ar vienu metu galime matyti kelis
kelis TF, nelabai suprantu, kas yra TF, ar tai yra instrumentai, jeigu jūs turite omeny instrumentus, taip galima vienu metu analizuoti kelis instrumentus, time frame, ne, dėja laikotarpis nesikeičia, praktiškai mes pasileidę prekybos strategijos testuotoje mes renkamės periodą. Mes, tarkim, renkamės M15, kaip pavyzdys, M15 pasispaudžiam start, mums tada sugeneruoja, persiunčia visus duomenis. Mes jį turim naujam Visual Mode grafike, tuo tiesiog atsisiunčia. Mes turim M15, bet tuo pačiu metu kito grafiko, kitam time frame dėja atidaryti negalima, nes tiesiog galima tada pabandyti atsidarinėti, tarkim, paprastą to paties instrumento grafiką, pabandyti jį atsistumti iki to periodo, kuriuo mes planuojam naudoti pradžios, pustelėjus Enter mygtuką ir tiesiog įvedus datą 2017-01-01, paspaudus Enter, mus atsiūs į mūsų grafiką atsiūs iki to laikotarpio, kurį mes norim prasitestuoti. Taip, naudojant H1D1, tai periodus mes galim pasirinkti bet kokį šitą vietoje, tai būtent periodą mes renkamės patį, H1, tarkim, arba dieninis grafikas. Tai tiek būtų iš mano pusės. Ačiū, kad dalyvavot mano šios dienos webinare. Kaip ir žadėjau, šitas webinaras yra rašomas ir rytoj mielai pasidalinsiu šito webinaro vaizdo įrašu. Ir kviečiu dalyvauti sekančiose mūsų organizuojamose webinaruose. Tikiuosi, kad išnaudosit būtent prekybos simuliatoriaus visas teikiamas galimybės, kad jūsų prekybos strategijos veiktų dar geriau. Tai ačiū Jums tada ir gero vakaro.